Aš esu Ernesta, Klinik DPC dirbu dviejose pareigose, burnos higienistė ir kokybės vadybininkė. Dirbu beveik 8 metus, bet pirmiausiai įsidarbino mano mama. Mano vardas Rima. Klinik DPC Alytuje dirbu nuo 2015 metų gegužės mėnesio, taigi tuoj bus 8 metai. Šita klinika mane sužavėjo tuo, kad dirba daug specialistų, su kuriais dirbdamas aš esu asistentė gydytojo. Gali tobulėti, gali mokytis ir dirbti įvairius darbus. Klinikoje dirba kartu, kaip ir sakė mano dukra Ernesta. Jinai atėjo dirbti į Alytaus DPC maždaug po 2 savaičių, kaip aš įsidarbinau, ir buvo mums smagu kartu tapti kolegėmis. Darbe tikrai jaučiuosi kaip namuose, nes kiekvieną dieną kartu su manimi yra mano mama. Su mama dirbti labai įdomu. Kartais labai smagu, visada yra palaikymas, bet iš kitos pusės aišku ir sudėtinga, nes kartais norisi pasakyti kolegoms kažkokių pastebėjimų, mamai pasakyti visą laiką būna sudėtingiau. Mama reaguoja jautriau negu kiti kolegos. Tai iš tikrųjų yra ir pliusų, ir minusų dirbti kartu su mama. Mano mama įsidarbino Klinik DPC, kai tik tai atsidarė Alytaus klinika. Aš tuo metu auginau vaikutį, bet jau dairiausi irgi darbo. Ir man paskambino mama vieną dieną, kad labai greitai reikia, už 2 savaičių gal galėtum pradėti dirbti. Tai taip ir gavosi, su vyru susiderinom, vyras perėmė vaiko auginimą, o aš atėjau į Klinik DPC. Aš apie 7 metus dirbau burnos higieniste ir sugalvojau, kad noriu siekti kažko daugiau, noriu kitokių pareigų, noriu kitokio darbo. Įstojau studijuoti ir pasiprašiau Klinik DPC, kad leistų man dirbti kažkokias kitas pareigas. Tai esu kokybės vadybininkė, labai džiaugiuosi, norėjau būti tas žmogus tarp medicininio personalo ir administracijos, kadangi suprantu puikiai darbą odontologijos klinikoje, kaip vyksta darbas su pacientu, tai yra daug lengviau dėlioti tų žmonių darbus, daug lengviau suprasti problemas. Ir labai džiaugiuosi, nes man leido pabandyti ir aš daugiau negu metus dirbu šiose pareigose, esu labai patenkinta. Šis darbas Klinik DPC leidžia pasijusti darbe kaip namuose, o tai yra labai svarbu visam kolektyvui, labai svarbu ateiti į darbą visada su gera nuotaika, niekada nėra įtampos. Tai labai daug reiškia pacientui, kai ateina į kliniką ir jį pasitinka su šypsena veide, išlydi taip pačiai, gražiai bendrauja, yra labai šilti santykiai su pacientais ir taip pat tarp mūsų kolegų. Kai važiuoju į visus padalinius ir kalbinu pati darbuotojus, kaip jie jaučiasi šioje įmonėje, tai iš tikrųjų labai visi pabrėžia, kad yra puikus mikroklimatas, kad visi jaučiasi darbe kaip namuose, kad eina į darbą be baimės, be streso ir todėl labai norisi tą darbą išlaikyti, labai norisi toje darbo vietoje ir dirbti, nes tikrai, aišku, daug yra įmonių, kuriuose mikroklimatas yra sudėtingesnis. Bet mes patys ir susikūrėm mikroklimatą darbe. Bet tai yra turbūt nuopelnas DPC vadovams, kad suteikia žmogui tiek laisvės darbuotojui.